ir leiskite nors šiek tiek apšilti man kojas energetikos ministerijoje. Ir dabar, jeigu jūs klaustumėte, ką mes keistumėm pačios energetikos ministerijos valdymo srityje, na ir eksportas pasiekė turbūt 2008 metų prieš krizinį lygį, tai šitoj srity irgi reikia padirbėti. Ir jeigu mes palygintumėm, kiek mes išvežam medienos ar popiermalkių ir kiek išvežame gatavos produkcijos, tai tikrai mediena nugalėtų šitoj dvikovai. Tai žinote, gal tiesiogiai sėdėti prie kompo ir atsakinėti aš gal ir neturėsiu, bet į generalinius klausimus tikrai turiu, tokių trumpų ir šmaikščių atsakymų.